Šiandien pagaliau saulutė gausiai, ane? Laimingas guli. Varis jau į paviesį pasitraukė. Varis jau išėjo į paviesį. Meistras pažadėjo ateit, bet vėl neatei. Sakė, skaudrunka. Esam pakabinti su tuo terasą. Saulutė jau pradeda šviesti, terasą neturim. Labai blogai. Ane gausiai. Turiu kaktusiukus, tokius du reik pasodinti kažkaip. Bijau, kad neįsidurčiau. Šiandien turbūt jau tik pirmą grieždynėlį. Oi, kapriekų pasodinti. Badas, kaip priklauso, ne. Bet jaučiu, kad reik dar vieną, negal kartą sodinti, nesutilps, ne. Radau vazonėlį su skylutė. Niek neatsitiks, kad ir į tokį pasodinsiu, nes tokį pakabinus nieks neaugs tokiam mažam vazonėlį. Aš buvau pakabinus, kažkad bandžiau. O tas kaktusiukas gal ir augs. Užmiršau pirštins apsimoti. Dabar dar pasodinsiu agurkų, pasėsiu agurkų, pomidorų ir pavalgysiu ir važiuosiu. Važiuosiu parduotuvę, nusipirkti maistą savaitgaliau ir jaučiu važiuosiu. Ir nuvažiuosiu ir prie jūros. Reik pasikrauti energijais. Va, kaktusiukai. Jūs čia dabar čia būkit, aš einu, dar agurkų su pomidoras pasėsiu. Pasėsiu į tokį sėjimą indėlis, kur man sūnus padovanai, o vėliau išdaikstysim kažkur. Ir į didesnius indėlius. Pasėjom agurkiukus, pomodorukus ir važiuosim. Nežinau, čia gal mažanims tas vietas, gal per mažą daigyklą. Gal čia tik agurkiukams, pomodorukus reiks į kitlovėlį. Čia tik agurkiukus susijęs dabar. Arba netgi apmerksti skurliuką, nes jie gal pamerkti, kad greičiau sudygtum. Taip ir padarysiu. Čia susieju agurkiukus. Dar nusipirksiu žemę. Ir susijęsiu rytoj. Ir dar va tokius slyvinių pomidorukų pasėsiu. Slyvinių pomidorukų. Ir dar kažkokių tokių margų. Tik nenoriu vyšninių, niekada nenoriu daugiau vyšninių pomidorukų. Vyšninė nepatinka man.
Čia ir slyvinė. Reik palaistyti ir nunešti virš. O čia tai jeigu bus geras sėklas, reiks nusiimti sėklas. Jeigu bus geri vaisiai, turiu omeny, tai nusiimsim sėklas. Nešiu viršų, tegu dygsta. Čia kažkoks dar visai čia ir geri dalykai, tai aš kažkaip nemokėjau, neįvertinau tos daigyklas. Sūnus padovanojo prieš kelis metus, bet man atrodo, kad čia ir kaip maži šiltnamiuką. Gal netgi man reik dar nusipirkti tokių. Ingrida, važiuon, bišk praleist laiką pats su savim. Sveikučiai, šiandien ir ketvirtadienis. Būsiu atvira, man ir gana sudėtingas laikotarpis. Po 2 savaičių bus man 54 metai. Negalvojau, kad bus taip sunkiai. Kažkokį labai keistą laikotarpį atėjau. Visko turiu vaikus, turiu anūkus, turiu 2 namus, turiu darbą, specialybę, gerą atlyginimą. Turiu vyrą. Bet viskas pasidarė labai, kažkaip labai sudėtinga. Nemoku papasakoti, matyt, čia veik menopauzės laikotarpis. Vis neteisybė pradėjo veikti smarkiau ir draugės atrodo. Prisimenu visokius tokius įžeidžiančius žodžius. Viskas daros daug skaudžiau negu negu iš tikrųjų ir labai jautrus pasidaro. Čia vis tiek, kaip sakyti, neteisybė pradėjo veikti smarkiau ir draugės atrodo. Prisimenu visokius tokius įžeidžiančius žodžius. Viskas daros daug skaudžiau negu iš tikrųjų ir labai jautrus pasidaro. Čia vis tiek, kaip sakyti, neteisybė pradėjo veikti smarkiau ir draugės atrodo. Prisimenu visokius tokius įžeidžiančius žodžius. Viskas daros daug skaudžiau negu iš tikrųjų ir labai jautrus pasidaro.
Ir vyrą žodžią, gal supykint kokie nors jau keli apie jauną žmoną. Gal supykint taip, kad manau, kad gali padaryti. Tokius metus gali padaryti labai daug. Gali ir išsiskirti, ir atsisakyti draugų, kad nėra tokie labai tikri, paskambinti tik savo bėdas išsipasakoti ir tais nepaklaust, kaip tu jauties. Nu, gan sudėtingas laikotarpis ir dabar. Kaip jūs manot, katros moteris išgyvena tų menopauzę? Nesakau, kad fiziškai šis gan stipri. Nu, aišku, prasideda skausma visokiais scenarius, bet fiziškai šis gan stipri, bet labai pažeidžiam psichologiškai. Vakar irgi buvo panaktinis labai tai diena, nelabai gera man ir sloga, ir gerklė. Ir klausiau, atvirą pasakius, klausiau Gemini, Google patarim, ką padaryti, ką pasikelti savivertę. Ir gavau gan neblogų patarimų. Tai žiūrėjau vakar filmą, žiūrėjau po Toskanos saulę. Pat ir visom moteriam, kada ir blog nuotaika, paimti ir pažiūrėti. Visai man patikti, ten buvo apie išsiskyrusi rašytoja, amerikietė, kuri važiavo į ekskursiją, išsiskyrė, netek namų, atidai vyro pusnam, važiavo į ekskursiją į Toskaną, į Italiją ir pamatė apleistą vilą. Ir ana šovė galvą nusipirkti, iššok iš to autobuso ekskursijos ir šovė galvą nusipirkti to vilą. Nusipirkant to apleistą vilą ir kaip ana ten sekės, kaip atsirado ir gražuolis italas, ir atsirado lenkas statybininką, tokiai vargšiuką, kur suremontavo to vilą. Ir ar tapo laiminga. Ten 2 valandų films ir patari pažiūrėti, pasikelti nuotaiką, kada yra koks nors toks negeras dienas. Dar buvo vienas rekomenduotas filmas Valgyk, melskis ir mylėk, bet aš neradau online. Nu. Tai reikės dar pasižiūrėti ir to filmą, manau. Nu dabar eina. Ikiuks. Kokia graži diena. Jūra rami. Kažkas ten maudas vandenį, nežinau kas. Toks kaip sūkuris. Iš kur tas sūkuris toks gan? Nu, mūsų namų čia kelias minučių keli ir važiuoti 15 minučių. Iš tikrųjų reikėtų dažniau atvažiuoti, nes aš čia labai pasikraunu emocijų, energijos. Graži vieta ir labai lengva privažiuoti ir aikštelė čia pat. Niekur nereikėjo dabar toli. Toks. Šilta kaip.
Meška ir kažkas pasidėjo. Dar nekrisi.